Ne vien dėl to, kad rytoj prasideda nauji turiningi mokslo metai. Rėmėjai taip pat prisidėjo prie šio stadiono rengimo daugiau tradicijos. Jeigu dar paklaustumėme, kuri sporto šaka populiaresnė, čia rajone reiktų labiau Šiandien sveikinu visus su artėjančia mokslo metų pradžia, su rugsėjo 1. Ir tam tikrą prasme galiu palinkėti, kad ir kitom mokyklom ateitų tokia diena kaip Minijos vidurinė. Diena visiems, mėly svečiai, mėly sportininkai. O aš norėjau jums įteikti kamuolį. Kamuolį nupirkau, bet nerandu ko oro pripūsti. Tai kai jau, manau, iki šventės pabaigos pripūsim ir šitos aikštelės šefui, mokyklos direktoriui įteiksiu kamuolį. Džiugi paskutinė vasaros diena, paskutinė atostogų diena ir paskutinė Minijos vidurinės mokyklos gyvavimo diena. Nuo rytojaus mes tampame progimnaziją. Bet mes džiaugiamės šito gražių stadionų ir mes esam dėkingi mokykla, kūno kultūros mokytojai, mokiniai, tėvai, kurie iš tikrųjų galės, jeigu žinoma, saugos šitą brangų įrenginį, naudoti ilgai ir iš tikrųjų jis nebus tuščias. Aš šiandien jau kalbėjau rytą atėjusius žmonės vakare, sako, nėra kur akmeniui nukristi. Šitiek naudojasi šito stadionu. Dėkoju visiems, linkiu geros rugsėjo 1 šventės saviems mokiniams, visai Lietuvai ir visiems svečiams. Ačiū visiems, kurie padėjote įsirengti šitą stadioną. Ačiū Seimo nariai, ačiū. Kalbėjusiems už gražius pasisakymus, tačiau kad stadionas puikus, Gargždiškiai jau spėjo pastebėti, nes jį dar prieš atidarimą jau pamilo. Šiandien turime geriausią stadioną rajone su pilnu išmatavimu futbolo aikštynų, kurio nuo Utelaitės dangos turėtų pavydėti ir Bangos futbolininkai. Kartu 1, 2, 3, gerpam, plojimai! Gargždų vidurinės mokyklos stadionas atidarytas. Sportininkų į dangų paleisti balionai simbolizuoja krepšinio